Долго? Харе Кришна? Да. Долго, да. 10 лет. 10 лет. Я очень счастлива. Да? У меня все очень поменялось. Все поменялось. Кардинально все поменялось. Да. Как хорошо. Очень хорошо. Как бы 10 лет. Какая счастье. Kiekvieną kartą vis tą patį dainuojat, ar keičiasi ten Hare Krishna, Hare Šita Krishna, mantra yra vadinama Mahamantra. Mahamantra. Vedose yra pasakyta, kad šita mantra yra būtent skirta šiam amžiuje ir dėl to mes kaip juokaujame, kad pati populiariausia daina visų amžių daina. Pavyzdžiui, yra dešimtukai dainų, jie keičiasi, pakyla, nusileidžia. Bet šita Hare Krishna Mahamantra, jinai jau dainuojama pasaulyje, aš nežinau, 30 metų mažiausiai. Jinai vis populiarėja ir populiarėja ir populiarėja. Vis daugiau žmonių ją sužino, vis daugiau dainuoja. Ir pats žodis mantra, manas yra protas, tra yra kontroliuoti arba nuraminti. Dėl to tos garsinė vibracija, kaip Saulius sakė labai gražiai, kad ta garsinė vibracija yra nuramina mūsų protą. Arba iššaukia nedžiaugsmą, aš mačiau vieną iš dalyvių susirietusi, išėjo laiminga, nežinau tiesa dėl ko, bet mačiau faktą. Iš tikrųjų, turbūt reikėtų pasakyti apie tą ilgumą. Jonas Lennonas su Georgiu Harrisonu vieną kartą plaukė į Ameriką, jie 8 valandas dainavo šitą Hare Krishna mantrą. Pagal savo melodijas, žinoma. 8 valandas ir jie sakė, kad mes buvom ekstazė. Tai yra galima dainuoti Hare Krishna, pagal bet kokią melodiją galima dainuoti, bet kokiai situacijai ir ne, galima dainuoti ilgai. Jums reikia tik tai pabandyti. Čia yra tas pats, kas laižyti medaus, kaip sako, medų iš išorės, ar ne? Jeigu jūs laižot medaus stiklainį, jokio skonio nėra. Bet jeigu jūs atidarysit vidų, pabandysit paragauti, o tada skonis. Jūs neragavot. Jūs neragavot. Šita mergaitė mūsų Orinta, jinai labai mėgsta puoštis. Taip. Jinai tokia, matot, madingiausia čia iš mūsų ir gražiausia. Tai jūs gal galėtumėte ją papuošti. Da. Žiūrėkit, aš tada gal užpulsiu su kitais klausimais. Aš tik tai norėjau labai paprašyti, kad bandyt trumpai atsakyti, nes pas mūsų dauguma žiūrovų serga dėmesio deficitu, žinai. Tie gali kreipti dėmesį į mintį gal maksimum 20 sekundžių, po to jiems pasidaro neįdomu, bet tokia problema mūsų žiūrovų. Čia ne problema, čia yra dabartinio pasaulio. Dabartinė, tokia jų būsena. Taip. Žiūrėkit, dauguma jūsų esat vis tiek ne gimę šioje religijoje, ne? Esat iš kitų religijų. Norėjau paklausti bendroj, gal apskritai, kokie buvo kitų religijų trūkumai? Ar yra kažkokių, žinai, kur visi sako, man to trūksta, man tas. Man asmeniškai pačiam labai patiko čia praktiškumas ir gyvenimiškumas. Ta prasme, kad tai jau nebe religija, gyvenimo būdas. Taip? Kad principas nežudyti realiai gyvendintas gyvenime. Valgom atitinkamą maistą. Taip? Atitinkamas emocijas. Sakoma, pyktį reikia kontroliuoti, ar jo vengti nesusidegina visas mūsų geriausias savybės. Ir santykius su žmonėms sudeginama ir taip toliau. Dėl to man šita savybė Sauliui. Aš manau, kad įvairios religijos yra kaip spalvos arba kaip maisto patiekalai. Jeigu valgyti vieną patiekalą net ir patys skaniausią, tai po kurio laiko atsibosta, ar ne? Ir kiekvienas žmogus galų galia turi savo skonį. Ir sakyti, kad štai viena religija visiems žmonėms, tai taip pat yra turbūt primetimas kažkoks. Ir dėl to, mano požiūriu, kiekvienas žmogus turi savo kelią, savo religiją. Tai yra rizika, kad ir šitas kelias atsibostų? Panašu, kad rizika visą laiką yra, bet aš gal ne tą dalyką norėjau labiau pasakyti, kad kiekvienas žmogus turi savo spalvą. Ir vadinasi, žmogus turi rinktis tai, kas jam širdžiai artima. Aš niekada nebūčiau tapęs kitos religijos pasiekėjų, greičiau būčiau likęs ateistu. Štai religija, kuri atitiko mano poreikius, mano spalvą, sakykime. Supratau. O tarkim, jeigu pažiūrėti į dabartinį jaunimą, tokius nenaudėlius kaip mes. Kodėl? Naudėlius? Žiūrėkit, tokia gražia laidą. Orintėlė. Bet jūs tai parodykite ją pačią veidrodyje. Orintėlė, ten Tak, aš praeisiu, aš būsiu kaip manekenė dabar. Žinai, Jurgi, apie ką tu šnekėjai?
tu šneki apie Einu bitės sau. ir musės principą. Praeinu. Bitė visada ieško nektaro ir gėlių grožio. Aha. Musė ko ieško? Atsiprašau, o musė ieško... Dabar žinai. Nu jo, šūdo. Čia galima sakyti šūdas. Taip, šūdą mus ieško. laidoje. Dėl to ir žmonės yra, kurie, taip sakant, knaisiojasi o yra žmonės bitės, kurie ieško, kas gero tavyje, kas gražaus tavyje. Galbūt taip galima trumpai, kaip tu Aš suprantu, tai yra grinai požiūris, kaip žmogus traktuoja tuos skirtumus ir panašumus. Taip. Aš norėčiau, kad jis suvadytų kažką, Jėzus tu. Aš manau, mes negalim to tikėtis, nes jie viskam tolerantiški ir jie apsivalę žmonės, jie neturi pykčio. Aš noriu pasakyti, kad tokiam sariui padaryti reikia nuo 5 iki 9 metrų medžiagos. Taip? Man taip sakė. Ko darė? Wow. Ir jie irgi daromi su Šilkas? meile ir O čia šiluma. Rankų darbas šilkas. Rankų Klausyk, darbas. dar vienas klausimas. Jūs, jeigu visi esate šventi žmonės, kaip jūs dauginatės? Šventi žmonės taip pat gali dauginti. Va, šeimos žmogus, aš O, šeimos sveikinu. žmogus. Čia mes Saulius turbūt šeimos didžioji dalis žmonių esam šeimos žmonės. Štai va, vyras ir žmona. Gerai. Mano žmona liko namuose. Jo žmona liko namuose. Jo žmona liko namuose. Ne, mano šventykloje, šventėje. Bet yra Bet protokolas. dauginasi turi vaikus nuo gimimo, tie valgyt, kas vaikai gamina ir kas neragavę mėsos, išaugę Mano šeimoje sveiki, dalinamės. laimingi, eina į Aš gaminu, mokyklą, kartais mano žmona žmonės. gamina. Visi krišnai tai moka gaminti, žinoma. Ir visi krišnai tai moka plauti puodus. Tai O netgi jūsų šeimoje kas kalbėjo rūbus? Valgyt gamina. Kaip ir priklauso modernioji šeimoje, mūsų rūbus skalbia skalbimo mašina. labai skanus šitie skanumynai. Skanus tumynai. Tu Jurgi, tu suragavai? priauksi svorio. vėl. Jos laiko Nesvarbu formą. man. Jos sako, kad laiko formą. Čia maitina dvasia, man kūnas netoks svarbus. Žiūrėkit, orinti, pasižiūrėk, Jurgi, orinti dar uždėjo ant galvos. Nu, nuotaka, nu. Aš kaip kokia šventoji. karalienė. Nu, nuotaka. Aš manau, kad mes padėkokim mūsų svečiam. Meditacijų nedarom, ne? O tu... Tai čia ir buvo padainavimas, buvo meditacija. Aš man Tas žinok, padainavimas labai buvo padėjo. meditacija. Va. Bet dar palaikykite, aš noriu dar pabūti su Sariu. Jo. Tai gal tu su jais eik tada, ką? Ir su to Sariu. Ką mes dar galim paklausti? Aš iš... Apie maistą kalbėjom, apie dauginimąsi kalbėjom. Jo, labai svarbu, nes svarbiausia yra valgyti ir pasimylėti, žinai, po to Tai kas dar miegas liko kas? miegas. Sako, sveikam žmogui užtenka 6 valandų. Prabangūdas sakė, miegodavo po 2-3 valandas. Nu, tai ne, jisai kažko tokio. miegodavo, bet jis jau šventas, mes dar nešventi. Mes bandom. Mes bandome. Mokomės. Pamažu. Visai nori. Aš nežinau, aš per Labai daug... gerai. Daug sužinojom. Labai skanaus maisto paragavome. Kaip žmonės gali susisiekti su jumis, jeigu jie buvo išjudinti jūsų pasirodymą? Penktadieniais mes einame dainuodami gatvėmis Senamiesčių. Penktadieniais. Mūsų šventykla yra Raugyklos gatvė 23. Kiekvieną dieną praktiškai galima ateiti, sekmadieniais vyksta programos svečiams. Raugyklos čia 23. prie stoties, ne? Taip, prie geležinio kablio. Arčiau O geležinio ten kablio. pietus vis dar būna kompleksiniai Sekmadieniais būna puotos. puotas. Tai Bet va, puotos dalis. svetainės jau nebėra. Nebėra svetimas. Kaune svetainė liko. Kaune nesat buvus? Ne, aš buvau Raugyklos Kaune Radharani yra restoranas. Tam bus tam, bet yra tokie paplotėliai. Tai Mažučiai kaip skanu. Ar Aš tai esu nevalgyk su nevalgysiu. taurės, jie dirbs į sarį. Ne tokių ryžių. Very good. O į Sarį taip su visokia. Nes ten Ai, galima nu teisingai, ten daug net. Ne, šitas ne. Kas tai? Vakar Aš tai jau supratau, kuris mano mėgstamiausias. Tai gerai, kągi, ačiū, kad atėjot. Ačiū Jums.